tu nepasikeitęs turėsi per šitą podcastą atskleisti savo ilgamžiškumo paslaptis. Jaučiau, kad pasėdžiu ofise, ta prasme būdavo išeinu 12, 1 nakties netgi ir ten vieną dalyką bandau, 2, 3 ir žiūriu, kad kažkaip nesigauna. Nes teoriškai mes daugelį žinom, kad reikia geriau miegoti ir geriau valgyti ir ten daugiau pajudėti, mes visi žinom. Problema yra tame, kad nedaro žmonės. Gerai, tai Flow. Good. Labas, Laimonai. Labas, Egle. Malonu tave matyti po, saky, 7 metų, aš galvoju, kad po kažkur. 12 metų. Nu, iš tikrųjų atrodo, kad žiauriai senai buvo. Labai seniai atrodo, bet kaip sakau, tu nepasikeitęs turėsi per šitą podcastą atskleisti savo ilgamžiškumo paslaptis visas. Gerai. O šiaip aš trumpai tave pristatysiu, tu paskui papildysi, esi gyvensena.lt įkūrėjas. Ir aš radau tokį sakinį apie tave, kad esi profesionalus lektorius, autorius, energingas, įkvėptas ir įkvepiantis žmogus. Laimonas be galo daug mokosi, bei visą ieško būdų, kaip tai paversti praktiką. Tarp kitko, aš pas tave buvau kursuose, tuo metu dar net Airano gal neturėjau, trenerių kursai buvo. Funkcinė treniruotė, man atrodo, buvo. Jo. Ir aš iš tavo to prisistatymo, galvoju, čia rimtas dėstytojas, profesionalus irkluotojas, kanojininkas. Kanojininkas buvau, jo, nu kaip, buvau daug metų tame. Tai gal tiesiog pradžiai, kol dar mes taip neįsivažiavom, tu prisipažink dabar iš tikrųjų, kiek tu iš tiesų sveikai gyveni. O šiaip tai, tikrai sveikai. Ta prasme, pastarosius, manau, bent kokius 2 metus, tai labai. Ta prasme, tas visą laiką daugiau mažiau buvo, bet tiesiog aš buvau truputėlį pakeitęs darbinį profilį, išėjęs iš tų sveikatos reikalų, daugiau į kitą sritį visai nulindęs. Ir, ten natūralu, kai tu naujas, tai tikrai ir daug mokytis, ir daug tų darbų, ir ten įsivažiuot, pasidaryti vardą ir toks... Jaučiau, kad pasėdžiu ofise, ta prasme būdavo išeinu 12, 1 nakties netgi, va tai būdavo ir tikrai tas maistas prabėgom, ten fizinis aktyvumas, kas man būdavo įprasta kiekvieną dieną tą daryti, galų gale blogiausias taškas buvo, kai jau 2 kartus savaitėje bebuvo. Ir man, kai jau buvo 2 kartai savaitėje, o šiaip kūnas reikalauja, tada jau reikėjo susitarti su savim. Ir tiesiog supikau ant savęs ir grįžau į tą kasdien režimą ir tvarkytis mitybą iš esmės ir žodžiu, sakyčiau, per pastarosius 2 metus gan stipriai viskas pasikeitė, nes jeigu imt tos, tai mano sūnui 2 metai 4 mėnesiai yra, tai tada aš svėriau, nežinau skaičiais čia dabar sakyta, bet iš esmės, buvo 8,8, iki 8 nusimečiau. Tai ir tai viskas buvo sveikais pagrindais, ta prasme, išlaikant ir jėgos rodiklius ir panašiai, tai aš nemanau, kad labai raumeninė masė kentėjo, bet, buvo užmesta tas, ko nereikia ir po to susitvarkyta. Ir dabar palaikau labai gerai, jau virš metų laiko tikrai tai. Jo. Tai tu taip pabuvoji abiejose tose barikadų pusėse, ne? Ir tam toje, kur dažnai treneriai nesupranta, tai sėdimas darbas, daug streso, turbūt mažas tas fizinis aktyvumas, nesubalansuota mityba. Ir kas, aišku, tu prieš tai buvai sportavęs ir profesionalus sportininkas, tau daug lengviau turbūt buvo sugrįžti, nes tu žinai, kaip tu jautėsi tada. Ar ne? Ar kaip tu? Ne visai, ta prasme, kai tu jau įeini į tos blogus įpročius, į tą tokį režimą, ta prasme, tai man kildavo tas noras, kad, reikia svorį kažkaip susimažinti, ta prasme, geriau jaustis ir ten vieną dalyką bandau, 2, 3 ir žiūriu, kad kažkaip nesigauna. Teoriškai tai žinau, ką daryti, bet, kame šaknys. Tai aš manau, kad ten ir su stresu buvo daug susiję dalykų ir tai tikrai buvo tokių pamąstymų, kad gal, žinai, tie, kur būna ypač vyresni žmonės, tai aš jau čia nebenusimesiu, tai čia jau metai, čia gal genetika, toks visoks bullshitas, ta prasme, eina į galvą ir bet irgi iki kažkurio momento, kol pakankamai supikau ant savęs. Nes tai netiesa. Ta prasme, tos istorijos, kurias savo dažniausiai sakom, jos nėra tiesa, jeigu jos yra tokios. Nes, ta prasme, man irgi, aš ilgai savo tą kartojau, turbūt mėnesiais, bet galų gale vis tiek gavosi, nes tiesiog reikėjo, pasidaryti gerą check-upą. Tai kur čia iš tikrųjų aš susiknisu. Tai, pasidarius, tada įpročiais aplipdžius, Aš tai galvoju, kad daugelis žmonių, kad jie pradėtų tikrai kažką keisti,
jiems reikia kažkokio tokio neigiamo paskatinimo, tai yra tai liga būna, ar kažkokia nelaimė, Dėja. arba kažkas tokio. Iš to teigiamo paskatinimo labai nedaug kas ateina, bet gal tai ir normalu, nes jeigu jam yra gerai, tai jam yra gerai, jis dažniausiai, kodėl aš turiu keisti kažką, jeigu man kol kas yra gerai. Tikrai, ta prasme, tai aš praktikoje ir susiduriu, kur žmonės ir sako, kad ten, nu, vat, kažko negaliu, bet noriu labai, bet nedaro, nu, tai sakau, dar turbūt nesi toj dabėjai, nuo kurios atsispirt. Taip. Turbūt kiekvienas turim tą savo dugną, nuo kurio nepasiekus mes, kažin ar pradėsim. Yeah. Tai šiuo metu tu vedi tinklaraštį, gyvensena.lt, kurioje koks tavo vaidmuo dabar pagrindinis, ką tu dabar darai. Nes buvai lyg finansus, buvai treniravime, dėstytojas, ne? Taip. Paskui finansuose, o dabar? Jo, nu tai grįžęs esu visiškai, šiaip kaip ir dvi mano yra darbinės rolės, aš manau, kad čia užsimint galiu, tai šita, ką mes dabar kalbam, mane Gyvensena LT, tai aš tenais sveikatos coachingu užsiimu, Health and Wellness Coaching, tokią programą esu pasibaigęs, iš esmės Lietuvoje tik dviesi esam ją pasibaigę, nu ten šiaip yra tikrai reikalų, bet iš esmės man, dėl ko aš net angliškai dabar pasakiau tą pavadinimą, nes health, sveikata, visiems viskas čia aišku, ne. Wellness, tas pats kaip žodis, jis lietuviškai, man atrodo, kažkoks prastas vertimas yra. Gerovė? Gerovė, kažkas tokio. Bet iš esmės, jeigu taip žiūrėti ir visą literatūrą ir kas ten, sakykime, ko aš mokiausi, tai yra toks labiau holistinis požiūris į sveikatą, kad sveikata nėra vien tik apie tavo fizinę sveikatą, ten kaip valgai, kaip mėgi, kaip ten sportuoja, ne, bet tuo pačiu ir daug kitų dalykų, kad į sveikatos lygti jais ir santykius susitvarkyti, ir finansus susitvarkyti, ir ten, visokį dėkingumo, ramybės praktikos ir panašiai. Žodžiu, yra žymiai platesnis paveikslas. Tai va, tai iš esmės sveikatos coachingą užsiimu, ta prasme turiu klientų ir čia, žinai, irgi, kadangi tokių specialistų nelabai yra Lietuvoje, dažnai žmonės galvoja, tai čia maždaug pasėdėsim, čia man pagydys, kaip čia ką reikia daryti, kai iš tikrųjų tas tikrasis coachingas nėra apie tai. Tai yra daugiau apie, kaip padaryti tuos pokyčius. Nes teoriškai mes daugelį žinom, kad reikia geriau miegoti ir geriau valgyti ir ten daugiau pajudėti, mes visi žinom. Problema yra tame, kad, nedaro žmonės. Tai va ten labai stipriai einam per įpročių formavimo prizmę irgi einam į tokius net gilesnius dalykus, pasižiūrim į žmogaus viziją, vertybės, stiprybės, ir kad tai, sakykime, kokie tikslai vėliau bus išsikelti, kad tai būtų labai tvariai pagrįsta ir žmogus tiesiog neturėtų nieko kito, kaip juos įgyvendinti. Tai faktas, kad irgi procesas užtrunka, bet man atrodo, jis yra gerokai labiau įgalinantis, negu kažkas sėdi ir aiškina tau, ką daryti. Nes žmogus pats prieina sprendimų ir, taip tvariau tiesiog. Jo, kaip pats turbūt tą sprendimą priimi, supranti, kodėl tu tai darai, tau yra daug lengviau tuos nepatogius dalykus daryti, kurie ir iškyla tam pokyčių keliui, nes mes visą laiką renkamės daryti tai, kas momentiškai yra geriau apdovanojama gal greičiau. To išlaukimas yra pats sudėtingiausias. Taip. Aš dar pagalvojau, kad mūsų sveikata labai priklauso ir nuo kultūrinių dalykų, kaip mes ugdami vaikystėje, kūdikystėje, netgi sakyčiau labiausiai, kaip formuojasi tam tikros įpročiai, požiūris, tam tikrus dalykus, ką matom, kaip tėvai elgiasi. Kaip tu manai, lietuviai, mes kaip lietuviai, kokioj būklė yra mūsų tas požiūris į sveikatą. Sveikata pas mus nėra labai gera, kiek aš žinau, statistiškai lietuvių. Mūsų gyvenimo trukmė kaip ir visai tokia nebloga palyginus, bet kiek kokybiškų tų gyvenimo metų turim, tai nėra daug. Tai kas labiausiai, kodėl mes tokie esam, kaip tu atrodo? Taip gal pabandysiu iš toliau truputėlį įeiti, nes man patiko tas ant galo, ką pasakėjai, kad ta sveika gyvenimo trukmė. Taip. Nes dabar trendas longevity, ta prasme, apie ilgamžiškumą kalbėti. Aš irgi kalbu apie tai ir, gerai, galėsi mane išsiplėsti, bet čia ir esmė yra, man atrodo, kiek ten sveikų bus metų. Nes, kas iš to, kad tu ten iki 9-5 trauksi, bet paskutiniai 2-5 metai bus, kur tu, lavonas realiai. Tai gal geriau tada, kad tik paskutiniai keli būtų. Tai čia tas svarbu. Tai faktas, kad, ta prasme, to ištakos, vaikystėje prasideda, nes, aš čia įdomiu, net dabar, čia visai šviežiai girdėjau dalykų, tiesiog vieno bičiulio žmona, jinai tik kaip ir auklė padirba.
Nu ir ten, bet ir pas vieną šeimą nuvaro, ir pas kitą, ir pas trečią, nu ir kiekviena šeima turi savo kažkokį jau mitybos ten nusistatymą, kaip tuos vaikus maitina. Ir ta prasme sako, nu visiškai žiauriai skiriasi. Va, pavyzdžiui, vienur griežtai jokios mėsos, kitur praktiškai ten sėdi ant ankštinių vaikai, ta prasme, ten avinžirniai, pupos ir ten žodžių kažkas, treti tai ten bulka su kečupu, ta prasme. Ir nu tai jo, dažnai, tai jeigu tėvų tas sveikatos raštingumas yra toksai, nu tai ką vaikai po to perima. O po to, paauglystė ateina, tai ko čia tiek lūžta tie kaulai, ko čia tiek ten, žinai, tie dantis vyra, dar kažkas, ta prasme, nu nes, nu, ta prasme, tas tavo kaulas realiai įsivaizduok iš bulkos ir kečupo padarytas. Nu, ta prasme, nu nes medžiagas, tai kažkokias turi pasimta, ne? Nu tai žiauriai daug kas į vaikystę atsiremia. Kaip manai, koks iš tiesų yra potencialas žmogaus gyventi sveikų gyvenimo metų, kaip specialistas? Kiek mes galim išgyventi? Nu, čia irgi skirtingus dalykus mes atsinešam, ta prasme, yra genetikos rolė, bet jinai irgi nereiktų perspaust. Anksčiau dar, aš atsimenu pats, kai studijavau, sakydavo, nu, kad čia yra apie 5% visko, nu, kaip maždaug tau bus gyvenime, kuo daugiau tyrimų yra padaroma, to labiau matos, kad čia visiškai nesąmonė, kad tas 5%, kad dabar paskutinį, nu, vieną ten tokį labai įdomų mačiau, ten teigia, kad tik 2% kažkur. Genetikos? Genetikos, kad žymiai daugiau epigenetinių faktorių yra, nu, tai ką mes darom su savo, nu, tarsi, mityba ta pačia irgi, kokias medžiagas gaunam, kokius jungiklius ten įjungiam, išjungiam, tai nu tai va, tai nežinau, tas potencialas turbūt jisai, jeigu nuo pat mažumės visą tai vyktų, aš manau, kad jis labai didelis yra. Mes nežinom. Dabar prasme, dėl to įdomu labai stebėti ant tokius kaip Brianą Johnsoną ir panašiai, kur velniai žino. Dabar prasme, kaip jisai pats juokauja, sako, jei ten autobusas nepartrenks ar ten piliulė neužspringsiu, ne, nu, tai tikėtina, nu, ten 100, tai tikrai ten stipriai viršytas turėtų būti. Tai... Yra tas mėlynas zonas, gal yra tekę irgi skaityti pasaulyje. Taip. Tarkim, Japonijoje tam tikros zonos, kur iš tiesų 120 metų, 140 metų senoliai išgyvena ir jie miršta ne nuo ligų, o nuo senatvės. Tiesiog susidėvi, tau sustoja širdis. Tai reiškia, tu nesikankini, greičiausiai tavęs negydo ten nuo kokio vėžio, nepatiri tokių skausmų ir tu tiesiog numiršti nuo senatvės. Bet ir labai daug mokslininkų tyrė, kas tas blue zonos yra, mėlynosios zonos ir kokie ten dalykai įtakoja. Tai iš tikrųjų daug. Vienas iš tokių yra socialinė interakcija. Ir ypatingai jinai pas to žmonės, kurie ilgai gyvena, jinai labai artima. Žmogus turi tą natūralaus, šilto, gero kontakto, vos ne giminės kartu gyvena, dalinasi savo rūpešiais. Pas mus mes gal labiau perėmė tą tokį individualistinę kultūrą iš vakariečių. Tai manau, ta psichologinė būsena jinai irgi labai daug turbūt duoda. Ir aišku, tas visas užterštumas, vėl grinumas maisto, oro, tas judėjimas, jeigu mes judam kažkur tai sporto salėje prie gatvės, kvėpuojam, bėgam palei automobilius, vėlgi yra įrodyta, kad tu dar greičiau susensi, negu tas, kuris nesportuoja ir galbūt geriau kvėpuoja to oro. Jo, nemačiau šito tyrimo, bet įdomu. Jo, tai aišku, tas judės per kitus dalykus, galbūt ten sąnariai skaudės labiau, ten visą kitą. Bet, na, yra dalykų, kurių mes net nelabai galime sukontroliuoti. Man visą laiką buvo įdomu tas longevity trendas, o čia kaip prasidėjo tas toksai mada, netgi galima taip sakyti. Vėlgi, iš Amerikos turbūt atėjo. Wim Hofo metodai, visi šalčio praktikos, taip pat hiperbarinė deguonies terapija. Vis tiek pirmo numerio yra fizinis aktyvumas, kuris įrodyta, na, nėra turbūt kažkokio straipsnio, kuris pasakytų, kad tu trumpiau gyvensi, jeigu tinkamai sportuosi ir fiziškai aktyvus. Taip. Nėra turbūt kas priešingai. Nemanau, kad tai įmanoma, taip. Jo, tai nebent yra tam tikros sąlygos, kur tu sportuojant gali sutrumpinti tą gyvenseną, su plaučių vėžį kokį, tas pats kaip sportuotum, kur nors, nežinau, kur rūko patalpoja ir tas pasyvus rūkimas. Bet aišku, čia kiti dalykai. O pats, kiek pats susidūręs su to longevity, kaip sakai, truputėlį domiesi, kiek pats taikai tų metodų ir galbūt savo klientams siūlai. Žinau, kad minėjai Wim Hofą jau kiek metų praktikuoja. Kas tas yra? Ok, tai longevity Wim Hofas, nuo kurio pradėt? Nuo kurio tau patogu? Tai Wim Hofas, sakykime, įsieina į tą lygtį. Šitą tikrai daug metų darau. Tikrai Lietuvoje ne vieno instruktoriaus nebuvo, kai aš jau tai dariau. Dabar jau yra ten 4 berods, jeigu taip oficialiai. Nu, bet, anyway, kad taip nuosekliai
Tai galvoju, 20 metų sausį prieš pat COVID, kai pradėjau lyst, bent po kartą į savaitę, ar į eketę, ar į ten vonę su ledukais, tai jo, ne vienos savaitės taip ir nepraleidau. Po kiek laiko išbūni? Ten, aišku, pradžioj būdavo tas toks dar iš nežinojimo. Tikrai buvo to varžybinio elemento, kur tu ten jau 10 minučių tirti visą, žinai, bet tipo būni. Nu, kas šiaip yra nesąmonė. Pats Wim Hofas sako, kad iš esmės, nu, jeigu tinkama temperatūra, nu, ta prasme, ten 4 laipsniai mažiau, 2 minutės užtenka pabūti tam, kad tu pasimtum, nu, jau esminę tą naudą, o po to jau ten kieno kiaušai didesnį, žinai. Jau kiti dalykai perina. Nesveikatingumas kaip ir sporte, žinai. Wellness ir ten. Ir tas visas. Taip, tai šitas, ta prasme, tikrai duoda dalykų, ta prasme, kaip imunitetas stimuliuoja, kaip stimuliuoja, sakykime, riebalinio audinio susikūrimą. Tai, nežinau, irgi čia teoriškai praplės, nepraplės, bet, nu, sakyk, nu jo, gal, manau, klausytojams vis tiek, tau turbūt aišku, bet klausytojams, ne, tai vat, kas, sakykime, ant čia mūsų, vat, barankos, ant užpakalio, ant šonų, tai, nu, tai yra baltasis riebalas. Nu, tai tas prastesnis, sakykime, tos atsargos ateičiai. Va, o rudasis riebalas, jisai daugiau būna aplink vidaus organus, ypač, nu, pečių zoną, aplink mentės, tik kad gyvenimo eigoje mes jį prarandam. Ir mes jį pradedam prarast nuo pat tada, kai kūdikiai gimsta. Šiaip jie turi nemažai, nes kūdikis dar neturi to iš savęs, kad gali drebėti. Tai, nu, jie tiesiog, tas rudasis riebalas, jis yra toks tarpinis tarp baltojo ir raumens, aš taip įvardinu, kad jis šildo pats iš savęs. Va, ir kūdikiai va taip nesušala jo turėdami, bet tada tėvai daro tą meškos paslaugą ir ten aprengia ten 1, 2, 3, žiūrėk į lauką 4, jei ir ne 5 sluoksnis ir ta prasme tie vaikai pastoviai perrinkti, sušutę, nu ir tipo kaip ir šilta iš išorės, tai kam ten viduje laikyti, nes ko tu nenaudoji, tą tu prarandi. Nu tai viskas, tas rudasis riebalas jisai mažėja, traukiasi, tai normalu, kad suaugęs arba praktiškai neturi, arba visai neturi. Ten, tarkim, va, tyrimai daryti, ne, kad pietuose žmonės ten, Ispanija, Italija, nu, jie praškai neturi. Bet jeigu pasižiūrėsim Norvegus, Suomius, turi ir nemažai. Tai va, bet geroji dalis yra ta, kad būtent su tokiom praktikom, kaip Wim Hofo metodas, ne, nu, galima truputėlį jį atgeneruoti, atgaminti, nu, ir jo daugiau pasidaro ir nu, jis labai stipriai susijęs ir su medžiagų apykaita, ir su imunitetu yra. Taip. Tai, ta prasme, tai jo verta turėti. Galų galia ir šiaip faina, kai tau nešalta ir tu gali tą žiemą su maike ir megztuku išeiti tiesiog ir tu žinai, kad jokių problemų. Kas labai patinka man, pavyzdžiui, šaltis, kad labai duoda tą tokią geros energijos, nuotaiką gerina, ypatingai ir smegenų veiklai, ir tokiam sužadinimui teigiamam. O kiti vat, klientai sako man, aš labai gerai miegu. Po šalčio. Tai vat, labai skirtingai. Turbūt organizmas pasiema iš visų tų dalykų to, ko labiausiai jam trūksta. Tai viena labiau gal sužadina, kitas labiau vat, kaip tik nerimą sumažina. O koks stimulas buvo tau pradėti, nes eketę lįst vis tiek tai yra ekstremalu pakankamai. Kodėl tai pradėjai daryti? Iš įdomumo ar tiesiog poreikis buvo? Gal, sakykime, susikaupė teorinis bagažas. Nes aš sakau, aš tai tikrai labai senai jau po truputį ten karts nuo karto padarydavau. Ta prasme, aš manau, kad čia vietus čia taip atsekus, turbūt koks 10 metų, ta prasme, tai vyksta. Daugiau, mažiau, bet sakau, vat, grubiai kiek čia gaunasi, ne, 4,5, nu visiškai nuosekliai. Taip. Tai po biškį tas rinkimasis informacijos ir matau, kad to pagrindimo vis daugiau ir, ta prasme, ir iš praktikos kiek chebra gerai atsiliepia. Tai nežinau, šiaip man, nu, sakau, tų naudų sąrašą ten ilgą galima išrašyti, bet man turbūt smagiausias dalykas yra tas, kad, nu, va dar taip įvesiu, ne, kad žmonės sako, tai tu čia jau tiek ilgai darai, tai tau tu nešalta arba ten lengva. Tokia nesąmonė, man taip pat šalta, kaip pirmąją dieną buvo. Yra žiauriai sunku. Ir va, šitas man ir patinka, kad vadinasi, kiekvieną kartą aš turėsiu per save perlipti. Tai toks mental game, ta prasme, kaip aš pats su savim susitarsiu. Tai aš dabar, aš žinau, ko tikėtis, gal man ten ir yra, ten 5% lengviau, ne? Bet iš principo tas, nu, man atrodo, tas gebėjimas save įstumti nepatogią situaciją, ją įveikti, nu, tas visame kame gyvenime atsiliepia, visuose rezultatuose. Tai, nu, vat, man tas labai patinka. Kaip manai, Laimonai, labai, kai mes jau prieš filmavimą kalbėjom, kad labai daug yra vyriausių coacherių, sveikatos specialistų, labai daug to vadinamo feedo, Facebook, Instagram, kas yra sveika, kas yra nesveika, ką daryti, ko nedaryti. Kokie yra pagrindiniai mitai, galbūt, kuriuos tu matai toj socialinėje erdvėje, ar šiaip iš aplinkos, iš savo klientų, iš sportuojančių, iš nesportuojančių žmonių,
antsvario turinčių, neturinčių, susijusių su sveikata, sveika gyvensena, su to pačiu ilgamžiškumu. Jo, tai čia man atrodo tikrai daug pjūvių galima paimti, tai bent kas taip staigiai ateina į galvą, nu tai vienas, sakykime, judėjimo pats tas pjūvis. Čia iš tikrųjų buvo viena priežasčių, kodėl aš pasukau truputėlį savo karjeros kryptį tada į tą finansų pusę, bet tiesiog supratau galų gale, kad man širdis šitose temose plaka ir aš turiu sugrįžti. Ir aš žiauriai tuo džiaugiuosi. Bet tas pakrypimas buvo, sakau, priežastis, kad aš tuo metu jau ir dėstydavau, ir prie kitų trenerių rengimo prisidėdavau ir mane užknisdavo, kad, tie kačiokai visur, ta prasme, tas... Oh my god, ta prasme, ten nugarą pasikasyti neįmanoma, bet ten proto bokštas, ten ta prasme viską žino, visiems ten aiškina gydo. Ir dabar man labai fainai, kad aš kartais jau matau ir tų kačiokų, ir pas tave buvo Lukas Berots, ne? Aš klausiau šitą podcastą, man patiko, kad jis labai aiškiai supranta, kad, kur yra visos tos žalos ir jis tą aiškiai garsiai komunikuoja. Tai tada, kiek čia metų atgal, aš iš vis to negirdėdavau, visi, nežinau, kaip bukai tiesiog. Ir truputėlį užkniso, kad atrodo viskas apie raumenis, ten, nežinau, visokius išvaizdos dalykus, vištienos krūtinėlį ryžiai ir, ta prasme, ir šitie garsiai loja, raumenis prieš veidrodį demonstruoja ir jie geriausi treneriai, o ne tie, kurie daug metų mokėsi, eina, daro, stengiasi ir, toks tiesiog užkniso tuo metu, bet tai buvo ir tuo pačiu mano gal nelankstumo situacijai. Jo, bet, tai tas pjūvis, tai manau, jis yra labai svarbus, kad dabartinis tas žmogus besisveikatinantis, man atrodo, jau pradeda supras, kad ne treniruokliai, ne kačiokai, daugėja tikrai, kur ir movement visokios praktikos, laisvesnio judesio, žmonės jogas, pilatesus lanko, ta pati salė, jinai visiškai kitaip, laisvi svoriai ima dominuoti vis daugiau salių su to matosi, funkciniai judesiai, kad iš esmės tai nėra sportas apie raumenų lavinimą, tai yra apie judesių lavinimą. Tai čia, man atrodo, toks, kur dar tikrai, ypač gal pas vyresnių žmonės, yra užsilikęs galvose, bet, toks, kur... Yra dar tikrai tas išvaizdos kultas yra labai stiprus Lietuvoje, aš manau, ir labai dažnai tapatina, kad sportiškas, labai raumeningas žmogus, lygus sveikas žmogus, kas gali būti visiškai netiesa. Tai o šiaip Lukui linkėjimai, man irgi labai, aš buvau tokia skeptikė labai prieš podcastą su Luku, bet man po pokalbio labai paliko irgi įspūdį, kad jis aiškiai dėsto, jo yra toks pasirinkimas, bet jisai žmonėm to net nerekomenduoja. Taip. Jisai kalba, kad čia... Tai jei tokie kačiokai bus, tai valio jūs darykit, kaip norit. Tai čia, sakau, iš tos fizinio aktyvumo pusės, iš mitybos pusės, čia iš vis, ta prasme, kiek įdomi tema, ta prasme, čia vos ne viską galima pagrįsti. Ta prasme, ten atsiranda viena mokykla, kur tik tai keto, žinai. Atsiranda kita mokykla, tik paleo, ten treti tik veganai. Ir ta prasme, bet pasiima kažkokį kraštutinumą, suranda kažkokius abejotinus mokslinius straipsnius ir žodžių ten aplipdom. Tai kas patogu tau iškomunikuoti? Tai kas tau patogu, jo. Jo. Ir gal ten, nežinau, tas pats ten koks veganizmas, gal iš savęs jis nebūtų ten blogas dalykas. Jeigu tu iš tikrųjų ten sėdėtum, ruoštų maistą, būtų daug skirtingų medžiagų, visa ten paletė spalvų ir ten, visko. Ne, bet tai dažniausiai būna tiesiog kas po ranka, aš tą daržovę griaužiu po to vėl, kodėl aš taip lievai jaučiuos, kodėl nėra energijos, kodėl miegas prastas, kodėl kaulai lūžta. Ta prasme, tai nežinau, esminė vieta turbūt yra sveikesnis požiūris, ne kraštutinumai, turėti tos maisto įvairovės, tai nieko ten blogo turbūt su ta pačia mėsa nėra, bet sakau, vienas turbūt svarbiausių dalykų, susirinkit bent plius minus tą vaivorykštę per dieną, lėkštei savo, bent kelių skirtingų spalvų daržovių apturėkit. Tada dar kažkokio kokybiško baltymo užmeskit, kokybiško riebalo, ten alyvuogių, avokado, aliejaus riešutuką kokį. Tai čia jau bus esmė. O tu už kalorijų skaičiavimą ar ne? Visiškai ne. High five. Nes iš tikrųjų, čia vienas iš tokių dar didelių mitų ir gyvensenai, aš pati susidariu kaip dietistė. Ir kaip studijavom dar, ir dabar kolegos pasižiūriu kai kurios, ten kalorijų skaičiavimas eina pirmą numerį. Kalorijos paskui tie makro, tai kas yra visiškai veda į psichikos problemas, į valgymo sutrikimus. Ir kas turėtų, mes apie kalorijas net neturim galvoti, mums reikia maisto, mums reikia kalorijų, bet kaip tu minėjai, yra labai svarbu tas turbūt kokybė ir sveikas požiūris. Šiaip yra žiauriai gera knyga, Gliukozės revoliucija. Aha, žinau.
Ir man patinka, kad tenais, tarsi, tiek yra pagrindimo, kad, sak, tu gali suvalgyti daugiau kalorijų, bet tiesiog, nu, va, kaip pavyzdys, ne, tu valgai ten kažkokį, nežinau, ten, va, gimtadienis torto, ten gabalas, ne. Bet jeigu tu prieš tą torto gabalą ten bliuduką kažkokį salotų, iš principo, nu, tai taip, tu suvalgai daugiau kalorijų, bet tada nebus to gliukozės šuolio kraujyje. Prasme, nebus to viso krešo po to, kur tu ten belekai prastai jauties, energijos nėra, apdujęs, ten nieko nenori, piktas, nelaimingas ir panašiai. Nu ir va, tai kaip čia gaunasi, dabar prasme, kad tie žmonės, neužkeldami tos gliukozės, kažkaip galų gale turi geresnius rezultatus ir savijautoj, ir svorio kontroliai, ir, žodžiu, tu prasme, galima vardinti. Kalorijų tai daugiau. Taip. Tai ką tai reiškia, tarsi, kad hormonai turi šiaip didesnį įtaką negu kalorijos. Plius savijauta, nes kai tu gerai jausies, tu norėsi ir judėti, tu gal norėsi ir treniruotės nepraleisti, kad tu ten daugiau suvalgysi, tai vėlgi. Man vis laik toksai klausimas kyla. Šiaip mūsų gyvenimo trukmė vis ilgėja, šiaip visam pasaulyje tokia tendencija, daugelį pasaulio. Šiaip Amerikoje dabar jau trendas, kad truputėlį net nusileido, kai skaičiuoja paskutinius ten, bijau pameluoti, ar ten ne 10 metų ar kažkiek. Bet visi taip pateikia, kad medicinos pažanga yra labai didelė, tyrimai visi atliekami ir taip toliau. Bet nepaisant to, vis tiek mes sergame daug, iš tiesų žmonės atsiranda, jeigu vienų ligų kažkur neliko, jos išgydomos, atsiranda kitos ligos. Didžioji dalis, aišku, turbūt lėtinių ligų, su kuo susiduriam, nes ta gyvenimo trukmė pailgėjus. Tai kaip tu manai, ar ligos nėra natūralus dalykas gyvenime ir kad galbūt nereik norėti tokių neįmanomų dalykų, kaip aš nesirgsiu, nemirsiu ir aš čia galiu išvengti visko, ar iš tiesų, kodėl mes susirgam, nes aš pati iš savo patirties turėjau 2 draugės, kurios mirė nuo vėžio, būdamas labai jaunos, sportavo, taisyklingai maitinasi, turėjo šeimas, vaikus ir, atrodė viskas kaip ir gerai, bet ir iš tiesų taikė tokį holistinį požiūrį į gydymą. Bet vis tiek, aišku, čia 2 žmonės, ne? Čia negali daryti statistikas kokias, bet tiesiog iš tos kartais susiduriu su tokiais dalykais, pagalvoju, palauk, tai kaip taip gali būti, nes aš labai tikėjau visą laiką, kad tu čia pats viską kontroliuoji ir valdai. Ir kartais atrodo galbūt tos kaip tą ligą priimti kartais kaip normą ir galbūt reikia išmokti kartais ir su tuo gyventi, su ta liga. Ir įmanoma kokybiškai gyventi, kokia tavo nuomonė apie ligą, tokį kaip reiškinį. Jo, nu čia irgi plačiai galima kapstyti. Keletas dalykų, nu tai vis tiek, aišku, yra ir genetiniai, ir aplinkos tam tikri veiksniai, ne, kur kartais gali būti užkoduota vieni kiti dalykai. Vis tiek, sakau, aš tiesiog tą gal tokį kaip disclaimerį pasakau, ne, taip. Bet vis tiek, čia ne ta vieta, kur fokusą reikėtų dėti. Taip. Jo, buvau pamastęs dabar 2 dalykus, ne, vienas gal tiesiog pasakys taip, ne, pavyzdžiui, man atrodo, toks visai gal gera analogija bus, kai sakykim, koks augalas serga, ta prasme, tu ten matai ten kokią tują ir ten parudavę ten spigliukai, ten matai, kad ten kažkas ten negerai vyksta, ten vabalais apsėsta, tai ką, ateina tas žmogus, kur, ta prasme, prižiūri arboristai, neatsimenu dabar pavadinimo tiksliai, bet žodžiu, jie pasižiūri, dirvoj to trūksta, tų tokių gal mineralų ten ar kažko, ir jie labai greitai receptą padaro, ten maždaug vos net liek tuo, barstyk to ir ten gan greit atsistato dalykai. Man atrodo, su žmonėm yra žiauriai panašiai. Ir mes net nepasidarom tyrimų, bent kartą į metus. Nes nėra turbūt tokio įpročio savim rūpintis. Nėra įpročio. Kitu yra, o savim turbūt. Bent kartą į metus. Taip. Žinai, aš pats dabar sausio pradžioj darausi ir liepą darausi. Tai va, kaip tik man kitą savaitę laukia. Jo, toks, kad bent 2 kartus į metus. Sakykime, jeigu žiūrėt longevity, tą visą bendruomenę, ne, tai net kartą į mėnesį darosi hebra, kartą į ketvirtį, vat. Tai ta prasme, nes tu nežinai, ko tau trūksta. Ir geriausia pasidaryti, ne tą, aišku, tas kainuoja, vėlgi, čia pagal galimybės, ne, bet, išplėstinį, rimtesnį tyrimą, kur tau aiškiai matosi, kad tau gal ten žiaurus trūkumas, yra tiesiog medžiagų kažkokių. Ir per tą ir gaunasi labai daug ligų vystosi. Nes realiai, aš tau truputėlį pertrauksiu, nes realiai, kai tau kažko trūksta, dar susideda kažkokie kiti neigiami veiksniai, ten streso daugiau, mažiau miegojau. Ir tas gali išprovokuoti, įjungti tą genetikos mygtuką, kad tu ir susirgsi. Bet jeigu tu, kaip sakai,
žiūri tos tyrimus, užtikrintas medžiagas, tą tokią higieną užtikrini elementarią, tarkim, kažkiek pajudėti, pamiegoti tiek, kiek reikia, ilsėtis nuo darbo, miegas nėra poilsis. Tai natūralu, kad tu turbūt ir gali turėti labai didelį potencialą, bet neįjungsi to mygtuko. Visiškai taip ir yra. Jo. Aš pats va čia irgi, čia apie tą Wim Hofą pakalbėjom, 4,5 metų, aš per 4,5 metų sirgau vieną kartą. Praeitais metais. Vis dabar jaučiu, kad imunitetas belia kaip geras. Ir man ten jaučiu, kad jau kažkokia lygelė kabinasi, aš į šaltą dušą, atbūnu ir kažkaip kitą dieną normaliai. Ir tas daug kartų įvyko. Grinai toks atrodo, tu neleidi užmigti tai imuniniai sistemai, ne? Tai aš nesakau, kad čia vaistas nuo visų lygų, ne? Bet iš esmės, kad savo imunitetą stimuliuot, tai ką tu išvardinai, nepersidirbti, ilsėtis ir panašiai. Tai tas vienas kartas, tai aš manau, jisai buvo susijęs, ne su imuniteto dalykais, bet tu natūraliai gali virusą kažkokį pagauti. Tiesiog gali kažkas taip gyvenime sukrist kortos, kad tas bus. Tai man atrodo, kad gyventi visą gyvenimą be ligų, čia jau turbūt utopija. Turbūt nelabai įmanoma, nes kai yra mažas vaikas, netgi skatina persirgti, kad imunitetas formuotus. Tai aišku, suaugus tas imunitetas kitaip ten truputėlį, bet irgi liga, tu patiri tam tikrą stresą ir jeigu tu su tuo susidoroji, dažniausiai antikūniai, tu esi stipresnis. Tai vėlgi, turbūt ne visą laiką reikia tų ligų labai bijoti. Tiesiog, tos lėtinės ligos, jos turbūt labiausiai tos Būtent. Ir man dar kas toksai surezonavo iš studijų, atsimenu, kad mes mokėmės apie cancel prone ir distress tipo asmenybės, C ir D tipo asmenybės, galbūt tau pačiam teko kažkiek tai susidurti, kurios yra imlesnės būtent tom lėtiniam ligom, pavyzdžiui, cancel prone, tai yra žmonės, kurie linkę slopinti emocijas, jie tokie visą laiką visiems geri, visą laiką viską galiu, nusileidžiu, viską padarau daugiau negu manęs prašo. Ir nepaisant to, kad jie gali labai preciziškai prisižiūrėti savo gyvenseną, pas juos tas keliamas stresas dėl to, kad tu slopini, pykti tą patį, nuovargį, iššaukia onkologinės ligas. Ir labai daug tyrimų padaryta su tuo, kad netgi ir ten, aišku, šaltis jisai padėtų tokia asmenybė nusiresetintas emocijas. Kaip ir distress, tai yra, kuri labai linkęs stresuoti asmenybė. Irgi jinai linkusi kitas į psichikos sutrikimus, labiau tokius kompulsyvų elgesį, narkotinių medžiagų, alkoholio galbūt vartojimą. Tai yra tam tikri tipai asmenybių, kur irgi ten tiesiog būna ir genetinis kažkoks potencialas ir kūdikystės reikalai jau. Kaip tave laiku pamaitino, paguodė, nes tuo metu kūdikis, kuris verkia, jam yra tai tragedija, o mums atrodo paverks ir nustos. Tam tikri dalykai, kurių tu negali net galbūt pakeisti, gal su psichoterapija ten metais. Gali tam tikras ligas provokuoti. Aš čia irgi, jei leisi įsidarbu, kaip tik, kad šitą užsiminėjai, tai mačiau visai šviežiai tyrimą, kad realiai labai daug kas per pirmuosius vaiko metus yra. Tarsi, tas jo saugumo jausmas, tas požiūris į pasaulį, ta prasme, irgi eisim susigūžę ir po to ten visiems nuolankus būsim, ar eisim tokie labiau, koja atsidaryti duris. Jo, tai, žinai, pirmieji vaiko metai. Ir tas saugumas, ta prasme, irgi, tėvai ten pradėjo verkti, ar paėmė ant rankų, ar ne. Žinai, tai irgi, kiek su sveikata gali būti susiję pirmieji vaiko metai. Ir atrodo, gerai, mes dabar žinom, ten vaikai, savo vaikus, kaip ten reikėtų, bet mūsų tėvai tai nežino tokių dalykų. O kalbant apie senelius, kaip ten augino tėvus, tai ten iš viso buvo kitas visiškai požiūris. Ir dėl to, aišku, tarp 30-50 metų, tokia, kaip sakau, mūsų kartas, tie žmonės tikrai turi daug psichikos problemų, bet tokia kaip ir galbūt nesinori įspręsti, nes aš pasirodysiu silpnas. Ir tas vėlgi iššaukia tas ligas, nes mūsų psichika ir fizinis kūnas yra visiškai tas pats, mes smegenis, nervų sistema būna labai atskiriam. O čia, jeigu čia psichologinės problemos, tai reiškia, tau rankos neskauda, galima pakentėti, nedantis. Tai tas, manau, irgi galbūt turi tos įtakos, bet tas, ką mes netaikom, ir tu su savo klientais, tiek mes, tas toksai dėmesingumas į savo kūną, tiesiog pasitikrinti, toks, nes vis tiek esi tu ir yra pasaulis ir jeigu tu savim nesirūpini, tai tu negali pasirūpinti ir tai turbūt kitai žmonėm nuo to pradėti ir reikia investuoti tą sveikatą. Kaip tu manai, ar brangiai kainuoja prižiūrėti šiais laikais sveikatą? Kiek tau kainuoja? Iš tikrųjų taip, tai nebandžiau išskaičiuoti, kiek tiksliai tas kainuoja. Faktas, kad geresnis maistas jisai gali savo kainą turėti, bet
Irgi čia mačiau pažįstamą endokrinologiją, irgi tokį savo lebiškį mini tyrimą pasidarė, tai kad, sako, įmanoma ten, aišku, gal laikui imliau bus, bet nuvažiuoji į vieną, į antrą, į trečią vietą ir žiūri, kad tu tam visiškai sveikam maistui ir perdirbtam, tu praktiškai tiek pat išleidi. Tai tožnai įmanoma, tai tas nėra labai stipriai nutolę viens nuo kito. Tai net nežinau. Turbūt požiūrio dar toks, ne, truputėlį yra toks. Kaip ir edukacijos. Tas nelabai stipriai trūksta žmonėms, nes ten, žinai, ten kokią dešrą šaldytuvę, praktiškai pas kiekvieną galima rasti. Tai, o ten pasiskaitai sudėti, ir tu matai, kad ten sudėdamųjų dalių koks ten 26, galbūt palaukti, čia neturėtų būti mėsa, druska, ten dar kažkoks, ten gal, nežinau, ten citrinos rūgštis, tarkim, kažkas. Ne, 26 dalykai ir ten natrio nitritas, mononatrio glutamatas, ir prasideda visą Mendelėjevo lentelę, žinai, tipo. Mėsos skonio. Ir tu sveikatos ieškai. 650. Tai kaip yra, tai aš sakau, čia iš tikrųjų nėra taip sunku tas sveikata rūpintis, realiai, kuo mažiau perdirbto maisto, tai čia, man atrodo, jau bus išspręsta, bent 5%. Daug dalykų. Ta prasme, irgi, daugiau daržovių, daugiau kažkokį, šiaip tiesiog mėsytės gabaliuką pasikėpė ir ten kiaušinį išsiverėjai, tiesiog, tai bus žymiai geriau negu ten iš parduotuvės su visa ta. Aš ir kaip sveika klientams sakau, neapsikraukit labai stipriai, ką galiu, ko negaliu. Jeigu žinot, iš ko maistas ir suprantat, kas parašyta sudėtinėse dalyse, viskas gerai. Bet jeigu nesuprantat kažkurio, tai jums reikia googlintis, kas tai yra, gal padėkit atgal, simkit, kur suprantat. Jo. Kaip manai, Laimonai, ar yra riba tarp tokio sveiko požiūrio į sveikatą ir tą visą ilgaamžiškumą ir tokio iškreipto požiūrio, ką tu matai, nes aš tai matau, kad kartais žmogus kaip ir su valgymu, žinai, būna. Perdėtai sveikas valgymas, jis įrodo psichikos problemas. Taip. Aš tikrai esu ir postą apie tai rašęs, kur per daug sveikatos jau nebesveikata. Tikrai ten įsikabina ir ten tas galvoju, net nežinau, kaip obsesinis, kompulsinis tas sutrikimas, gaunasi toks vos ne viskas ten, kiekvienas rydžis suskaičiuotas, kiekviena kalorija ir ten griežtai ir neduok die kažkur kažko atsikandau ne to, ta prasme ir ten plaksiu save ten sportų 3 valandas salėj. Ne, čia jau nėra sveikata. Čia ne apie tai, nes labai dažnai žmonės, tie, kur linkia į šitokius dalykus, jie ir ieško informacijos apie tai, kad pateisintų savo elgesį. Ir dažniausiai tu randi tai, kas tave pateisina, mes to ir ieškom. Mes ieškom tai, kas patvirtintų mūsų požiūrį ir nelabai norim ieškoti to, kas paneigtų. Ir paskui taip kokybiškai pasižiūrėti ten kokios imties tyrimai, kokiuose žurnaluose publikuoti. Tai yra nepatogu kartais. Bet kas liečia žmonės su tais sutrikimais, jau tokiais ribiniais, tai jiem ypatingai, jie labai būna tokie, netgi sakyčiau, kad priešiškai, gynybiškai nusiteikę. Jų ta gyvensena yra vienintelė nepakartojama ir aišku, tai sprendžia tam tikrus, rodo tam tikras nesprendžiamas turbūt irgi psichologinės problemas. Taip. Ir kartais jie gali labai gerai atrodyti, labai būti stiprus, gal net pasiekti kažkurio momentu labai daug, bet realiai labai, ta sveikata iš tikrųjų tokia, ne kažką. Taip. Yra net tokia knyga, čia gal ir nuo sveikatos nušokant, bet vis tiek kažkaip viskas į tai susiveda. Pagalvokite dar kartą vadinasi. Tai tenais ir, pagrindinė žinutė turbūt ir yra, kad reikia skatinti savo permąstymo procesus. Tai aš irgi seniau būdavau kažkur labai kategoriškas, ne? Ir dabar jeigu čia man reikėtų, nežinau, su tuo pačiu ten kačioku susėst ir diskutuoti ir aš galėčiau tą padaryti. Nes tokia aš priimu nuomonę. Tarsi yra daug skirtingų realybių, ne? Tai tas irgi, kad visų pirma turbūt nevengto tokio pokalbio. Taip, jis gal nėra patogus, bet mano viena mėgstamiausių minčių apskritai gyvenime, ką esu perskaitęs, yra, kad gyvenime tu tiek esi sėkmingas žmogus, kiek tu esi pasiryžęs turėti nepatogių pokalbių. Ir dažnai per tą diskusiją nepatogią gimsta tiesa, tokia tikresnė, tvirtesnė. Tai praplečia truputėlį tą mąstymą irgi, kas leidžia, žinai, daugiau dalykų daryti gyvenime. Kuo tu platesnį mąstymą, tu mažiau ribotas daryti dalykus. Tai Laimė, dar toks pabaiga klausimas. Tai nuo ko ir ką tu patartum tokiam žmogui, kuris visiškai nesigauda nei tam longevity, nei toj sveikoje kažkokia gyvensena, gyvena tą savo tokį gyvenimą, jaučia, kad kažkas negerai, nuo ko jam reikėtų pradėti, kad jisai po savaitės nesakytų, man ir tai patogu. Vėl čia gan individualus dalykas, bet sakykime, aš pats, kai irgi daug metų trenerių atidirbęs, ir su to turiu sąsajų ir šiai dienai nemažai.
Nu, aš esu pastebėjęs, kad labai gerai yra nuo fizinio aktyvumo pradėti. Nu, nes kažkaip tas toks pradedi judėti, pradžiai žiauriai sunku, po to gal biškai jau kažkaip tvarkingiau, jau to energija, jau tas body image visas, nu, jau taip geriau. Ir tada gal aš jau nebenoriu to ten mėšlo į burną kišti, nu gal, tai toks, nu, va, po biškai, toks sąmoningu. O tai pala, gal tada man jau ir pailsėti reiktų ten, va, tada eit mėgot, tada keltis, toks, nu, man atrodo, kažkaip fizinis aktyvumas, nu, jisai nors ir, sakykim, tam body imidžui nesudaro tiek esmės, kiek, tarkim, mityba, ne? Taip. Bet jisai labai gerai išjudina visus kitus procesus. Tai aš kažkada savo klientams sakydavau, kur, nu, ten sunku prisiversti ir ten šiaip ne taip kartu mes ten 2 kartus savaitėj pajudam, kad žiūrėk, atsikėlė ryte, pasidaryk 1 minutės mankštą. Nu, tiesiog, gali? Taip. Nu, įmanoma. Dažnai, nes, nu, su įpročių formavimu viena pagrindinių taisyklių, kad tu turi labai aiškiai žinot, kada tiksliai tai vyksta ir po ko. Ir geriausia, kad tai būtų jau po kito įpročio, kur, nu, tu žinai, kad tu tikrai padarysi. Nu, ten atsikėlė, išjungiai žadintuvą, tu tą tikrai padarysi ryte. Nu ir viskas, tu ten pritupimus kelis atsispaudimus, ten 5 šuoliukus, viskas eini. 10 sekundžių pašalta duš. Bet sąmoningumas jau sukasi. Ir tu žiūrėk, savaitę taip, valiom, nevaliom, to, kodėl minutę, gal 5. Nu ir va, taip užsisuka dalykai. Tai irgi gal matydavau, kur žmonės ateina ir kartais va kaip tik ant to hypo. Ir ten vos ne kiekvieną dieną į salę, ten vos ne po 2 valandas ir wow, lėčiau, ta prasme geriau ten 3 kartus savaitėj, po valandžiukę, po truputėlį. Nes po to tiesiog pradeda žmonės nebekęsti jau sportą. Tai nu, visame kame saikas. Ta prasme, pradėt, judėt, minutė irgi yra gerai. Ta prasme, aš mačiau savo akim tyrimų, kur 7 minučių judėjimas per dieną jau duoda gerą efekto. Tai čia irgi turbūt ne pasteisinimas, kad nėra laiko. Tikrai taip. Tai pradėt nuo minutę bent ryte, gal 7, nu, dar 6 minutės paeik dieną. Tai tikrai nereikia pradėti nuo kažin kokių ten kalnų vertimo ir po truputį, nes aš kaip sakau, ir savo klientams, svarbu ne, mes čia susitikom, nu dažnai mūsų tas darbas tęsiasi ten 2-3 mėnesius, gal ten biški daugiau, ne, bet čia sakau ne apie šitą laiko tarpą. Čia stengiamės padaryti, kad visam gyvenimui būtų dalykai. Nu tai va, taip ir reiktų galvoti kažkokį įpročių įmanis, kad čia nėra va, tiesiog dabar, iki kol gražiau veidrodį atrodys. Ne, čia visam gyvenimui. Okay. Tai Laimina, prieš išbandant dar vieną longevity trendą hiperbarinę, žinau, kad tik teoriškai. Domėjai, praktiškai ne, tai va galėsi pats pasižiūrėti, kaip tau tas visas veiks. Labai smalsu iš tikrųjų. Dar toksai vienas klausimas, nes irgi kai kuriems žmonėms atrodo pakankamai, čia toks kaip į kosmosą kokį išskrenti ekstremalu. Kokį ekstremaliausią dalyką su savo sveikata esi gyvenime bandęs, nepaisant to, tai buvo geras, o gal greičiausiai kažkoks, kuris nepasiteisino? Ekstremaliausia savo sveikata. Aš žinau, aš vieną tau papriminsiu, bet tu pats pasakyk pradžioje. Galbūt ne apie tai, ką aš esu skaičius nuo Facebook'e. Ekstremaliausia savo sveikata. Aš nežinau, gal žmonėms tas, nežinau, ten kokią badavimo temą gan ekstremaliai skamba. Kiek laikosi maksimum iš badavimo? Tam maks buvo 8-7 valandos, tu laikas čia yra 3,5 paros. Ne 90 kažkiek? Ne 100? Ne, 8-7. Ai, ok. Galvoju, kad kažkaip apie 100. Nu, man toks vat noris kartą į metus, tokį 3 dienom pasidaryti bent. Tai va čia prie tais turbūt metais ir buvo. Kokių dietų nesi bandęs ten ekstremalesnių, nu, per to? Dietų, oh my god, esu. Prasme, tai vat, jo, nu čia gal gerai, tu palėtėjai. Ko nerekomenduotum, ką esi išbandęs, gal tai va, tas įdomesnis būtų ekstremalus, ko tikrai nekartotum ir ne... Aš pasakysiu va taip, dar įvedant netruputėlį, kad nu mes žiauriai skiriamės. Ir vat, truputėlį jau mes palinksniavom tą temą, kad nu vat, žmonės nueina į kraštutinumus. Bet aš visą laiką keliu to svarbą testavimo ant savęs. Nes mes vėl kalbam apie visą gyvenimą. Geriau kuo anksčiau išsiaiškinti, kas tau tikrai tinka, kas tikrai netinka. Tai aš esu ir ant keto ilgai sėdėjęs, ir ant paleo, ir ant veganiškos, ir ant ten maisto eliminavimo, ten vienų, kitų, trečių produktų ir visokių žodžių į tarpus dalykų. Nu ir daug dalykų apie save supratau. Ko tikrai nereikia, ko reikia, tai... Nu tai va, tai aš manau, kad tikrai irgi žmonėms reikia visų pirma normaliai testuotis. Taip. O jauti tą tokį, kad kai pradedi kažko labai laikytis, pradedi kitiem aiškintis, kaip tai gerai.
aiškinti, kaip tai gerai. Ar ne? Tai čia Ar žmogaus nenueini? psichologija, tu visą laiką bandai pagrįsti. Bandai, taip, aš tą patį. Visą laiką, ta prasme, tu rasi pateisinimą, kodėl tu tą darai ir ten. Ir kodėl kitam tai reikėtų, ne? Jo, Tai tarsi jo, jo. tau reikia motyvacijos. Tai čia irgi labai reikia. Jo. Nu, atsargiai ten, žiūrėti. žinai, ten koks keto. Nu, ta prasme, aš pirmas 2 savaitės jaučiausi kaip š gabalas, ta prasme, prastai buvo. Po 2 savaičių man pramušė. Ir aš galvoju, kiek aš ten išbuvau jame, gal apie porą mėnesių. Tai man šiaip jausmas neblogas buvo. Tikrai. Jisai nebuvo geresnis nei, pavyzdžiui, paleo. Bet jisai buvo neblogas. Bet tuo pačiu aš ir matau nemažai tyrimų, kad, nu, čia maks 1,5 metų tai turi teisę. Maks, nes, nu, ten irgi tam tikrus hormonus ten nusodini visiškai. Tai, nu, tai vat. Ir aš žinau žmonių, kurie sėdi po 2 metus ant keto ir daugiau. Ir jie patys nesupranta, kad ir jų ir protai gali geriau dirbti, ir virškinimas, ir daug visko. Tai... Nes tu pripranti prie to savijautos ir tarsi, ai, man gerai, bet tu net nežinai, kad gali būti daug geriau, negu tu ten toj terpėje, kurioje esi. Bet aišku, irgi psichologija turbūt. Taip. Kad aš žinau, ką darau, aš esu teisus ir mane tai motyvuoja, nepaisant to, kad kažkas iš šalies sakytų, klausyk, gal biškutį pasižiūrėk, kažkas ne taip. Tai gerai, Laimonai, ką, keliausime į procedūras. Pirmą pakvepuosi šalčio vonioj. Nebus taip ekstremalu kaip eketėjai, bet tikslas yra išbūti nuo 6 iki 15 minučių, nes vanduo yra tarp 7-10 laipsnių, toksai, kuris sveikatina. Ir tiek laiko pagal mokslinius tyrimus pilnai užtenka jau, kad hormoniškai keistusi. Jeigu šaltesniam vandeniu užtenka tikrai daug trumpiau būtų. Tai va. O po to pakvepuosi hiperbariniai ir tikiuosi su naujom kažkokiam idėjom, gera nuotaika ir daugiau tos motyvacijos dar didesnė šypsena išeis iš mūsų ir sugrįši dar ne kartą. Tikiuosi ir aš, kad tai bus. Keliaujame. Ačiū.